Šiandienos pamokėlė bus apie darbą su multimonitoriais. Kaip matote iš šio YouTube video, kad jūs praktiškai nieko nematote, nes aš šiuo metu filmuoju abudu savo monitorius vienu metu. Siūlyčiau šį video pasididinti per visą ekraną, gal kažką sugebėsite pamatyti. Visas savo rekomendacijas aš paliksiu šio video aprašyme. Taip pat Klauskite LT svetainėje straipsnelėje. Ant abiejų mano monitorių yra ištestas vienas wallpaperis. Tiesiog aš noriu parodyti dabar štai vienas ekranas ir dabar štai kitas ekranas. Pajungus ekstra monitorių Windows'ai dažniausiai jie aptiks automatiškai, bet jeigu taip neįvyko, tiesiog spauskite dešinį klavišą ant ekrano vaizdžio arba ekrano ir pasirinkite Screen Resolution. Ir šiame lange turėtumėte matyti antrą ekraną. Jeigu jo nematote, kažkas negerai su kabeliu. Galbūt netaip pajungtas, galbūt laisvas, galbūt netoks kabelio tipas. Kai jau matote abudu savo monitorius šiame lange, galime pradėti keisti nustatymus. Taigi matome vienas monitorius ir antras monitorius. Ir paklikinus ant monitoriaus galime keisti šio monitoriaus nustatymus. Galime Detect paspausti. Šis mygtukas reikalingas, jeigu pajungėte naują monitorių ir jis neatsiranda šiame lange. Gavome pranešimą, kad kitas ekranas nebuvo aptiktas. Identify mygtukas tiesiog parodo, kuris monitorius yra kuris. Taigi 1 ir 2. Ir dabar paspauskime ant pirmo monitoriaus. Ir matome display yra Mobile PC Display. Tai yra mano nešiojimo kompiuterio ekranas. Šio ekrano rezoliucija. Visada pasirinkite rekomenduojamą rezoliuciją. Orientation visada bus Landscape, nebent jūs turite savo monitorių paverstą. Ir Multiple Displays, aš visada pasirinku Extend These Displays. Tai reiškia, kad aš galėsiu naudotis abiejomis ekranais vienu metu. Duplicate reiškia, kad bus tiesiog klonas, matysite tą patį vaizdą abiejose ekranuose, arba galime pasirinkti, kad būtų aktyvus tik tai vienas iš ekranų. Ir taip pat galime pažymėti šią varnelę, kad padaryti monitorių vieną pagrindiniu ekranu. Advanced Options, čia tiesiog vaizdo kortos nustatymai. Taigi, kaip ir viskas, šiame lange spaudžiame Cancel. Kaip pasidaryti wallpaperį, kad jisai būtų per 2 ekranus. Spaudžiame dešinį ant ekrano ir pasirinkame Personalize. Ir tada spaudžiame štai čia ant Desktop Background. Spaudžiame Browse ir keliaujame į katalogą, kuriame yra jūsų visi wallpaperiai. Ir tada pasižymime wallpaperį. Matome, pažymėjau kitą pasikeitimo wallpaperis, atžymime atgal. Ir kad jisai būtų per 2 ekranus, mums reikia pasirinkti Picture Position, Span ir Save Changes. Štai viskas. Dabar wallpaperis bus per 2 ekranus. Taip pat nepamirškite, kad jums reikės parsisiųsti būtent tokios rezoliucijos wallpaperį, kokios yra jūsų abudu ekranai. Aš savo wallpaperį siunčiausi iš štai šios svetainės. Tiesiog keliame į šią svetainę, pasirenkame rezoliuciją 2 ekranai ir tada pasirenkame rezoliuciją, kadangi mano yra rezoliucija 3800 horizontalus ir 1200 vertikalus, aš pasirinkau štai šią rezoliuciją. Ir tada tiesiog susirandate patinkantį ekranvaizdį ir spaudžiate Download. Taip pat, jeigu naudojate Windows 8 operacinę sistemą, galite padaryti, kad Start meniu matytųsi abiejose ekranuose. Taigi spaudžiame dešinį pilies klavišą ant Start meniu, Properties, ir matome
taskbar, pirmame tabe apačioje yra multiple displays. Tiesiog pažymite šią varnelę ir spaudžiame apply. Matome, kad atsirado start menu ir antrame ekrane. Ir dabar parodysiu keletą Windows klavišų kombinacijų, kurios galite praversti dirbant su monitoriais. Pirma iš jų būtų Windows klavišas ir Home. Ši komanda numinimizina visus langus išskyrus aktyvų, taigi visi langai turėtų pasikovoti išskyrus šį teksto failiuką. Taigi spaudžiu Windows klavišą ir Home. Matome, pasikovojo visi langai abiejose ekranuose. Spaudžiame šį klavišą dar kartą ir jie sugrįžo. Kitas šortkutas būtų Windows klavišas ir rodyklė aukštyn. Padaro šį langą per visą ekraną. Taigi rodyklė aukštyn padaro per visą ekraną, rodyklė žemyn sumažina. Shift, Windows klavišas ir rodyklė į viršų. Taigi Shift, Windows klavišas ir rodyklė į viršų padidina šį langą vertikaliai. Ši klavišų kombinacija yra ypač naudinga naudojant kelis monitorius. Spaudžiame Windows klavišą ir spaudžiame rodyklę į šoną. Langas nukeliavo prie monitoriaus krašto, prie šiuo atveju antro monitoriaus krašto. Spaudžiame, vis dar laikome Windows klavišą nuspaustą ir spaudžiame dar kartą į šoną ir jisai peršoks į kitą ekraną. Taigi štai taip keliauja mūsų langas. Taip pat, jeigu iš karto norime, kad šitas langas peršoktų į kitą monitorių, spaudžiame Shift, Windows klavišą ir rodyklės į kairę. Kairiame monitoriuje atsiduria šis langas, į dešinę dešinėme. Taip pat galime paspausti Windows klavišą ir P raidę ir atsidaro meniu, kaip norite, kad atrodytų jūsų darbalaukis. Ar per abudu ekranus, ar kad būtų klonas, ar kad tik tai būtų viename ekrane visas vaizdas. Taigi, šiai pamokėliai būtų kaip ir viskas. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Ir iki.